Šiandien bus labai trumpas vaizdelis. Pasakysiu tai, kas svarbiausia. Pivašiūnų direktorius Sigitas Karlonas 17 mėnesių pasisavina tiesiai Sodros Eugenijaus 20% pensijos ir vienišo išmoką. Taigi nusikalstamos veikos vyksta 17 mėnesių. Pinigai pasisavinami tiesiai iš Sodros. Taigi, pinigų pasisavinimas nusikalstama veika prasidėjo Alytaus Sodroje. Alytaus Sodros darbuotoja suklastojo dokumentus ir Pivašiūnų direktorius 17 mėnesių pasisavina tiesiai iš Sodros Eugenijaus 20% pensijos ir vienišo išmoką. Taigi, nusikalstamos veikos vyksta 17 mėnesių. Alytaus Sodros darbuotoja negalėjo sutvarkyti dokumentų Pivašiūnų globos direktoriui be Eugenijaus paso. Tačiau jinai sutvarkė Alytaus Sodros darbuotoja sutvarkė visus dokumentus be Eugenijaus paso su Pivašiūnų globos direktorius Pivašiūnų globos iš kažkur pavogė Eugenijaus paso kodą. Taigi, prie nusikalstamos veikos, prie 17 nusikalstamų veikų, nes Eugenijus negauna 20% pensijos ir vienišo išmokos 17 mėnesių. Taigi, prie šios nusikalstamos veikos, kuri vyksta 17 mėnesių, prisidėjo Alytaus Sodros darbuotoja. Alytaus Sodros darbuotoja labai gerai žino, kad negalima jokių dokumentų tvarkyti be žmogaus paso. Jinai sutvarkė. Pinigų pasisavinimas iš sunkios negalios žmogaus
turėtų nevykti teisinėje valstybėje Lietuvoje. Lietuvoje turi dirbti sąžiningi, teisingi žmonės. O tokie, kurie pasisavina pensiją, vienišo išmoką, piktnaudžiauja ir dokumentus klastoja, turėtų nedirbti, nes jie pažeidžia Lietuvos teisę bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos atitinkamas normas. Tačiau prie Pivašiūnų globos direktoriaus Sigito Karlono nusikalstamos veikos prisideda ne tik Alytaus sodros darbuotojai, taip pat prisideda ir Pivašiūnų globos šeimos gydytoja. Kitam vaizdelį papasakosiu, kaip jinai prisideda.